Žiema – šalčiausias metų laikas. Žiemą sninga, pavasarį pražysta dauguma augalų, sugrįžta migruojantis paukščiai. Vasara yra karščiausias metų sezonas. Rudenį gamta ruošiasi žiemai. Medžių lapai ima gelsti, raudonuoti, ruduoti ir nukristi. Sausis yra žiemos mėnuo. Naujieji metai – tai švenčiami sausio 1 dieną. Naujieji metai yra šventė skirta paminėti metų virsmą, tai sąlyginė kalendorinių metų pradžia. 3 karaliai – sausio 6 dienos švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Sausio 13 yra laisvės gynėjų diena. Ši data daugeliu primena įvykius, kai taikiais protestais, įkvečiamis dainomis, budėjimu prie laužų, žvarbiomis naktimis, drąsa ir tikėjimu išsaugota Lietuvos nepriklausomybė. Vasaris yra žiemos mėnuo. Švento Valentino diena minima vasario 14 dieną. Šią dieną žmonės savo mylimiesiems bei kitiems artimiesiems parodo, kaip juos brangina ir vertina, dažniausiai dovanodami gėles, dovanas bei siųsdami atvirukus ar romantiškas žinutes. Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16 – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos taryba savo posėdyje paskelbė atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę. Kokia dar žinai žiemos šventė? Užgavėnės. Morė – tai tradicinė šiaudinė lėlė, kuris simbolizuoja žiemą ir visą blogį, kurį reikia išvaryti. Šventės pabaigoje morė iškilmingai sudeginama ant laužo, taip simboliškai atsisveikinant su žiema ir kviečiant pavasarį. Kovas yra pirmasis pavasario mėnuo. Tarptautinė moters diena švenčiama kovo 8. Šią dieną sveikinamos visos moterys ir merginos. Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 metais kovo 11 Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba priėmė aktą ir jį pasirašė, taip skelbdama, kad Lietuva vėl laisva ir yra nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos. Balandis yra pavasario mėnuo. Balandžio 1 yra juokų ir melagių diena. Gegužė yra pavasario mėnuo. Tarptautinė darbo diena švenčiama gegužės 1 dieną. Šventės metu siekiama atkreipti dėmesį į darbininkų teisės, padėti bedarbiams įveikti skurdą, pasirūpinti darbininkų sauga ir sveikata. 1 gegužės sekmadienį švenčiame vieną gražiausių švenčių – Mamos dieną. Mamos diena yra ypatinga šventė, kurią švenčiame tam, kad pagerbtume ir atiduotume pagarbą mamoms bei motinystei. Tarptautinė šeimos diena minima gegužės 15 dieną. Šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmokta solidariai gyventi. Vaiko diena švenčiama 3 gegužės penktadienį. Vaikų diena yra ypatinga proga skirti pagerbti ir švęsti vaikystę. Kokia dar yra pavasario šventė? Šventos Velykos – tai krikščionių šventė, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą. Mūsų protėvių buvo švenčiamas kaip gamtos subudimo šventė. Šiais laikais Velykos minimamos marginant kiaušinius, žaidžiant velykinius žaidimus, ruošiant ir mėgaujantis Velykų patiekalais. Velykų data įvairiais metais gali kisti nuo kovo 22 iki balandžio 25 dienos. Birželis yra pirmasis vasaros mėnuo. Tėvo diena švenčiama 1 birželio sekmadienį. Tėvo diena yra ypatinga šventė, skirta parodyti tėvams pagarbą ir paminėti jų vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Joninės, taip pat žinomas kaip rasos, švenčiamas birželio 24 dieną. Joninės mini trumpiausią naktį ir ilgiausią dieną. Šventės metu kūrenami laužai, pinami vainikai, dainuojamos liaudies dainos. Geriausiai žinoma joninių tradicija – pačio žiedo paieškos. Liepa yra vasaros mėnuo. Liepos 6 minima
Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Valstybės diena. 1253 metais Liepos 6 dieną buvo karūnuotas pirmas ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Rugpjūtis yra vasaros mėnuo. Žolinė. Katalikų bažnyčioje švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė. Katalikų privalomoji šventė. Švenčiama rugpjūčio 15 dieną. Rugsėjas yra pirmasis rudens mėnuo. Rugsėjo 1. Mokslo ir žinių diena. Tai diena, kuomet įprastai moksleiviams ir studentams prasideda nauji mokslo metai. Šią dieną pirmaklasiai pirmą kartą išeina į mokyklą, tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslus, klasiokus ar kursiokus. Spalis yra rudens mėnuo. Helovynas yra švenčiamas spalio 31-ąją. Helovynas nėra lietuviška šventė, bet vis populiarėja Lietuvoje. Šios šventės metu vaikai dėvi kostiumus ir vaikščiodami po namus prašo saldainių, o suaugusiai taip pat persirengę kostiumais ir užsidėję kaukes dalyvauja vakarėliuose. Lapkritis yra rudens mėnuo. Visų šventųjų diena švenčiama lapkričio 1 dieną. Šią dieną pagerbiami žmonės po mirties paskelbti šventaisiais. Tikimasi, kad jei jiems bus meldžiamasi, jie padės. Vėlinės visų mirusiųjų minėjimo diena minima lapkričio 2 dieną. Per vėlinės lankomi kapai, uždegamos žvakutės. Gruodis yra žiemos mėnuo. Kūčios gruodžio 24 dieną švenčiama šventė. Dabar dažniausiai yra šeimos ar artimiausių draugų vakarienė. Viena esminė gruodžio 24 tradicijų – pateikiami 12 patiekalų. Kalėdos švenčiama gruodžio 25. Kalėdų pagrindas – evangelinis pasakojimas apie Jėzaus Kristaus gimimą. Taip pat puošiame eglutę ir kalėdų senelis naktį atneša dovanas. Ar nori pasitikrinti savo žinias? Pasiruošk lapą, pieštuką ir parašyk skaičius nuo 1 iki 10. Atidžiai klausykis klausimo ir pasirink teisingą atsakymą. Sėkmės! Pirmas klausimas. Koks šių metų laikas? A. Žiema, B. Ruduo, C. Vasara ar D. Pavasaris? Antras klausimas. Koks šių metų laikas? A. Žiema, B. Ruduo, C. Vasara ar D. Pavasaris? Trečias klausimas. Koks šių metų laikas? A. Žiema, B. Ruduo, C. Vasara ar D. Pavasaris? Koks šių metų laikas? Ar žinai? A. Žiema, B. Ruduo, C. Vasara ar D. Pavasaris? Penktas klausimas. Ar vasaris yra vasaros mėnuo? A. Taip. B. Ne. Šeštas klausimas. Birželis, Liepa ir Rugpjūtis yra ar A. Rudens mėnesiai, B. Žiemos mėnesiai, C. Vasaros mėnesiai, D. Pavasario mėnesiai. Kaip tu galvoji? Septintas klausimas. Kurį mėnesį yra švenčiama Joninės? A. Rugpjūtį, B. Birželį ar C. Sausį ar D. Vasarį? Kuris teisingas atsakymas? Aštuntas klausimas. Kuris mėnuo nėra žiemos metų laiku? Ar A. Sausis, B. Kovas, C. Vasaris ar D. Gruodis? Devintas klausimas. Kuris mėnuo nėra pavasarį? Ar tai A. Kovas, B. Balandis, C. Gegužė
D. Vasaris. Dešimtas klausimas. Kuris mėnuo nėra rudenį? Raidė A. Rugpjūtis, B. Rugsėjis, C. Spalis ar D. Lapkritis. Šaunu, dabar pasimk kitos spalvos pieštuką ar flomasterį ir patikrink, kaip tau sekėsi. Jei suklydai, pažymėk atsakymą su kita spalva. Sėkmės! Pirmas klausimas, teisingas atsakymas buvo raidelė A. Žiema. Antro klausimo teisingas atsakymas D. Pavasaris. Trečio klausimo teisingas atsakymas raidė C. Vasara. Ketvirto klausimo teisingas atsakymas raidė B. Ruduo. Penkto klausimo teisingas atsakymas raidė B. Ne. Šešto klausimo teisingas atsakymas buvo raidė C. Vasaros mėnesiai. Septinto klausimo teisingas atsakymas raidė B. Birželį. Aštunto klausimo teisingas atsakymas B. Kovas. Devinto klausimo atsakymas raidelė D. Vasaris. Dešimto klausimo teisingas atsakymas raidelė A. Rugpjūtis. Labai šaunu, tu užbaigei užduotėles.